noriu, kad mano žarnynas būtų toks, kad aš gyvenčiau 100 metų ir neturėčiau jokių problemų. Tada kaip aš turėčiau tuštintis? Tai aš iš savo asmenio pavyzdžio galiu pasakyti ir iš to, ką matau iš savo pacientų ir iš jūsų šeimos draugo, tai sveikiausia būtų tikrai pavalgėm, po poros valandų einam pasituštinti. Tai čia būtų idealiausias atvejis. Ir iš tiesų yra tokių žmonių grupė, kur, tarkim, jie pavalgo pusryčius ir žiūrėk, jau jie į tualetą bėga. Jau. Tai čia yra tikrai sveikintina. Tai yra gerai, reiškia, visa funkcija, visa ta medžiagų apykaita, jinai vyksta kaip laikrodukas. Niekas neužsistovi, niekas neužsibūna, pavalgiau, pasisavinau, iškeliavo. Nu, tai toks procesas ir yra. Tai čia būtų idealiausia, kas gali būti. O psichologinė būsena gali padaryti įtaką užkietėjusiems viduriams? Tikrai taip. O dabar... tai yra ta vadinama dirglioji žarna. Gerai parodai tą išsipūtusi pilvą. Man visą laiką įdomu, kiek žmogus gali valgyti, kol nesproks, jeigu jisai, pavyzdžiui, turi užkietėjusius vidurius ir nesituština ir to nesirūpina. Ar yra kažkur riba? Nes yra tokių žmonių, kurie tipo, nu, tai čia norma, ir toliau valgo daug to maisto ir ten realiai pučiasi tas pilvas kietas, kai akmuo. Skrandį ištampo dar. Skrandį ištampo, o yra kiti, kurie atvirkščiai nesituština ir tada iš visų užriša, aš tada nevalgysiu, iš vis nevalgysiu ir nieko nevalgo. Ir tada iš viso yra pribojęs skyšius, nes greičiausiai ir neturi įpročio gerti skyšių, dėl to ir kietėja tie viduriai. Ypač vyresnio amžiaus pacientai, pas jos troškulio jausmo to nėra. Nėra, ne? Jie labai mažai tikrai vartoja skyšių ir tarkim, kai įeina pro duris garbaus amžiaus pacientas ar pacientė, tai aš jau galiu net pasakyti, dėl ko pas mane atėjo, net nepaskaičius siuntimo šeimos gydytojo. Ir sakau, tai viduriai kietėja, sako taip, nes mažai juda dėl visų stuburo dalykų, sąnarių dalykų, dažniausiai būna, jau kaip sakau, sudėtingesnis tas judėjimas, kiti būna kartais ir neįgalio vežimėlė, tai jiems sudėtingiau judėti. Ir blogiausia situacija, kad jie negeria. Jie negeria skyšių, tada inkstų funkcija blogėja ir obstipacijos atsiranda, vidurių užkietėjimai. Tai tikrai yra žmonių grupė, ypač vyresnio, kad jiems dingsta tas troškulio jausmas ir tu ten gali daryti, ką tu nori, jie negers ir nėra iš ko išmatų formuoti. Kiek laiko gali būti vidurių užkietėjimas toleruojamas? Nes yra tokie žmonės, kurie, kaip sakot, vieną kartą į savaitę nueina, bet jie taip gyvena. Taip. Tarkime, kokios gali būti pasekmės, nes čia dabar, įsivaizduojat, gal tenai, nežinau, išsiskiria kažkokie tai dalykai žarnyne ir ten gali po to susirgti kažkuo tai tenai, dėl to, kad nesituštini, nes visą tai stovi, nes, anksčiau sakydavo, reikia tuštinti, nes ten viskas pūva. Ten visi tie tavo, tos išmatos viduje yra ir jos tau ten skleidžia kažkokias bakterijas, toksinus ir taip toliau. Tai kokios gali būti pasekmės ir kiek laiko mes galime toleruoti tą vidurių užkietėjimą, kuris jau, gali būti labai rimtas, nežinau, ligos susirgimas ar kažkas panašaus. Turėjau pacientę, kuri toleravo net 3 savaitės. Tai čia net 3 savaitės? Net 3 savaitės. Tai čia tikrai yra wow. Net 3 savaitės. Tavasme, jinai 3 savaitės nebuvo nuėjus į tualetą? Taip, 3 savaitės. Wow. Bet čia vėlgi klausimas, kiek yra tame tiesos, nes tu 3 savaitės nebūni su to pacientu namie. Bet jinai taip teigia ir jos artimieji teigia, nes kartu su artimuoju atvyko, kad 3 savaitės. 3 savaitės. Rimtai. 3 savaitės. Tai... Sakau, o tikrai nebuvo vėmimo kažkokio, nes natūralu, kad per kažkur tos išmatos po to tas turinys turi keliauti. Tai būna, žinot, kai žarnų nepraeinamumas, tai žmonės ir vemia išmatomis, turiniu to vemia visų. Tai būna ir tokių situacijų. Pirmą kartą girdžiu šitą. Tai tas vadinama gastrostazė vadinamoji, kai jau ten užsistovi viskas net skrandyje ir tau reikia įvesti zondą dekompresinį, tam, kad viską jau ten pašalinti lauk. Bet vėlgi tos 3 savaitės, tai tada klausiu, o tai jūs kažką bent valgėt per tas 3 savaitės? Kokia ta mityba buvo? Tai sako, aš kaip žvirblis valgau. Ten nedaug. Tai, gerai, tai jeigu kaip žvirblis, tai suma sumarum susisumuoji ir galvoju, galbūt ir galima 3 savaitės ištemti be tualeto. O tai sakau, bandė ten klizmavimo, ten dar, vis tiek, sako, jo bandžiau, niekas nepavyko. Ir po to galiausiai kas padėjo, tai jau ten į priėmimą aišku nuvažiavo ir ten tiesiog jau tyrimo metu jau krapštė tas visas išmatas, kad galėtų jas pašalinti. Jau ten mechaniškai pavadinkim taip, nes pati jinai negalėjo išsituštinti. Bet jeigu žmogus kas savaitę, pavyzdžiui, nesituština, tai kiek jis metus 2 gali ir, tarsime,
Aš įsivaizduoju, kad žmonės gali. Jie susigyvena su to, bet kokią tai daro žalingą įtaką sveikatai. Taip. Tai žalinga įtaka sveikatai, pirmiausia, jie taip gyvent gali ir 10 metų. Ir tikrai yra tokių atvejų, sako, aš visą gyvenimą vargstu nuo pat mažens su vidurių užkietėjimu. Ir ką jie daro? Jie vartoja visokias senos preparatus, arbatos, ten žoliniai preparatai, viskas, kas minkština, kas skatina peristaltiką tam, kad išstumtas išmatas lauk, kad galėtų po to savaitės laiko išsituštinti. Tai ką mes turim? Atsiranda pripratimas. Gleivinė pripranta, žarna pripranta prie tų, kad ir žolinių preparatų, kuriuos beje noriu pasakyti, kad yra daug lengviau perdozuoti negu chemopreparatus, nes žmonės galvoja, kad tai yra žolinis preparatas ir čia nieko tokio, kaip sakoma. Jo, tai čia aš dabar išgersiu tos senos ten gysločių arbatos ir čia bus viskas super, čia išsituštinsiu, kad ir vieną kartą, bet čia nieko tokio. Bet kas įvyksta? Žarna pripranta ir žarna pakeičia savo struktūrą. Kai aš darau kolonoskopiją tokiam pacientui, kuris turi, tarkim, 10 metų obstipacijas ir be vaistų, be papildų, be vaistažolių, neprokur, tai žarna būna nebe rausva, blizgi, bet jinai būna mėlyna. Jinai būna mėlyna kaip rašalas. Ir tu tokios žarnos nebeatgaivinsi. Tai visai pasmerktas visą gyvenimą toliau taip vartoti? Taip, ir tu pasakai, kad, sorry, bet jūs pasidarėt savo meškos paslaugą. Yra meškos paslauga. Tai reiškia, kad reikėjo kreiptis anksčiau ir bandyti tuo metu nueitinėti nuo tų vaistažolių, nuo tų preparatų. Aš nesakau, gink dieve, kad tai yra blogis kažkoks, bet tai jeigu mes bet ką paimtume ir vartotume ilgą laiką metai iš metų, tai natūralu, kad tai turės kažkokios įtakos mūsų organizmui. Taip. Tai žarna pakeičia savo struktūrą. Dabar jeigu tos išmatos, kaip tu sakai, jos užsibūna ilgai, tai aišku, kad jos stovi, atsiranda tie rūgimo buvimo procesai, toksinai gali patekti net į kraujotaką ir gali sukelti uždegiminį atsaką. Reiškia, organizmas pradeda reaguoti kaip į tokį kaip uždegimą. O kaip tai pasireiškia tie uždegimai? Tai gali būti tokia neaukšta temperatūra, tarkim, 37 tokia laikosi. Toks kažkoks bendras nuovargis, silpnumas, nes organizmas intoksikuotas. Jis intoksikuotas, reiškia, patenka toksinų, užsibūna ilgiau. Vėlgi tie patys bėrimai gali atsirasti, irgi tokia kaip išraiška, odos išraiška, kad, nesusitvarko organizmas, reikia šalinti, kaip sakau, viską. Išeina per veidą tada, ne? Taip, per veidą ir labai daug yra iš tiesų ligų ir ta pati Helicobacter pylori bakterija skrandžio, kur yra patogeninė. Vienintelis simptomas gali būti tik bėrimai veide. Ir tikrai būna kolegos alergologai, dermatologai atsiunčia, kad ištirtume, nustatom, gydom, dingsta bėrimai. Tai labai oda mūsų irgi duoda tą ženklą, kad su virškinimu kažkas yra negerai. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.